Pardavėjau, laba diena, sakykit, kodėl jūsų pomidorai žali? Jokių problemų, tai imkite agurkų, jie geltoni. Prekybo turgui. Merginos, atsiminkite, jūsų vaikai bus panašus į jį, o ne į automobilį. Teisingai. Geras priminimas, mielos studentės, čia jums. Bėga žmogus kiek įkabindamas iki autobuso. Spės, nespės, spės, nespės, spės, nespės. Ai, nespėjo, pagalvojo autobuso vairuotojas, uždarė duris ir nuvažiavo. Išbūrė. Ar žinot, ką reiškia skaičius 7 naujame iPhone'e? 7 iPhone'as. Tai lietuviai nustatė, kad tai yra 7 mėnesiai, kuriuos reikia taupyti, norint nusipirkti telefoną. Teisingai, nes kainuoja tai. Gerai, dar vienas matematikos pamoka, mokytoja klausė mažojo mokinio. Va, sako, įsivaizduok, vienoje kišenėje 10 eurų, kitoje kišenėje 30 eurų. Nu, tai ką čia reiškia, ką? Nu, mokytoja reiškia, kad turbūt apsimoviau ne savo kelnes. Paprastas moksleiviškas. Apie reliatyvumo teoriją. Kartais kažkas daug, kartais kažkas tas pats dalykas yra mažai. Sakykite, sako, milijonas. Čia daug ar mažai? Tarkim, 1 000 000 eurų. Kaip tu galvoji, daug ar mažai? Vat, sako, jeigu uždirbti daug, a išleisti, tai mažai. Teisingai, tikra teisybė. Praktiški patarimai namų ūkio enciklopedijoje. Vegetariška sriuba bus maistingesnė, jeigu jai dėsite truputį jautienos. Kitas patarimas. Jeigu pietus jūsų vyrui bus daug skanesni, jeigu prieš tai 2 dienas neduosite jam valgyti. Dar vienas anekdotas, kuris yra atkeliavęs apie Čaką Norisą. Iš Čako Noriso srities. Taip, Čakas Norisas pagavo visus Pokemonus. Ir tai jis padarė su laidiniu telefonu. Super!